They had to try this. Na ką, ketvirtoji diena jau nebėjo pagal planą taip, kaip aš norėjau, bet ką padarysi. Nes iš ryto jau atsikėlus, aš supratau, kad man kažkaip darosi bloga, man suka pilvą, man silpna, aš neturiu jėgų, nenoriu valgyti, suvalgiau kelis gabaliukus sumuštinio, gavau, kad apsivemsiu, bet tiesom viskas baigėsi ir tada mes išėjome į pirmąją veiklą, apie kurią dabar papasakosiu pačiame video, o toliau pratęsiu pasakojimą jau iš čia vėl. Čia yra paukščių lizdelis, jie sugauna paukščius su klijais, kuriuos išgauna iš medžių, tada pamaitina juos ir pripratina juos, kad jie grįžtų atgal namus. Čia į mūsų namus atkeliavo nauji dar nematyti šamanai iš kitų klanų. Nors tą dieną ir nesijaučiau gerai, vis tiek išsiruošiau į džiunglę stebėti, kaip yra gaminami spastai. Tiesa, nežinau, kad į kitų spastų gaminimo vietos mūsų lauks dar tikrai nemažas žygis. Kaip ir visada, visas reikiamas priemonės šis genties vyras pasiėmė tiesiog beeidamas. Spastus buvo nuspręsta padaryti jau ant kiek numinto takelio, kurį dengė labai daug didelių lapų tam, kad būtų lengviau paslėpti pačius spastus. Spastai slepiami su daug didelių lapų, o kiekvieną kartą pagaminus spastus būtina juos išbandyti, ar jie tikrai veikia. They had to try this. I see. Oh wow. Yeah. Na, kai jau spastai išbandyti, belieka juos tik tais pataisyti, uždengti lapais ir grįžti čia patikrinti už kelių dienų. Oh, Italia or Iberia? Normally every week. So they come to. Because for the moment, like 2 days, 1 day, the animals. Po šios veiklos pradėjome keliauti atgal džiunglėmis, bet aš jau visiškai neturėjau jėgų, o dar prie viso to į mane kojas įsiurbė dėlė, tai nuotaika buvo visiškai sugadinta. Antrąją dienos veiklą tiesiog praleidau, nes neturėjau jėgų ir turėjau temperatūros, tai tiesiog gėriau vaistus ir miegojau. Tai ties čia aš vėl įsiterpsiu, tai iš tikrųjų antroji veikla buvo ėjimas žvejoti su moterimis. Tai galėsiu nebent parodyti nuotraukas, kurias gavau iš savo draugo Pito. Jeigu jums įdomu, kaip atrodė kelionė pro jo akis, tai būtinai paliksiu nuorodą ir galite pasiekti jo Instagramą arba YouTube. Tai žodžiu, jis keliavo su moterimis, kaip ir prieš tai sakiau, vyrai negali keliauti į moterų veiklas, moteris į vyrų veiklas. Bet turistam kaip ir taip išeina, kad viskas galima. Tai žodžiu, jis keliavo, moteris žvejojo nuogos, pirma šito nesitikėjau, bet pasirodo taip yra, jos tik tais užsideda kažkodėl tokį iš lapų pagamintą sijoną, sakoma, kad jis labiau padeda susilieti su gamta ir kadangi upėse irgi yra labai daug lapų, tai ale žuvis, krevetės, ale jų nemato, kai jos bando jas sužvejoti. Nežinau, kiek čia tiesos, bet gal visai logiška. Tai čia nebent noriu jums parodyti keletą nuotraukų, kurias padarė Pitas, kuris fotkino tiesiog nerealiai, tai dar kartą šiautautas jam. Ir, nepamačiau šito dalyko gyvai, pamačiau per nuotraukas, bet tą akimirką aš nieko negalėjau padaryti, nes aš visą likusią dieną tiesiog miegojau, nes ant tiek silpna buvo.
Tai va, praleidau visą įdomumą. Kai aš atsikėliau, jau stipriai lyjo ir Pytas buvo grįžęs iš žvejybos su moterimis bei rodė joms jų nuotraukas. Tuo tarpu vyrai ruošia tai, ką sužvejojo moteris, bet dėja aš jau nebenorėjau to ragauti. You already? I saw your face. You did my face. This kind of forced me to eat because I'm on camera. No, of course no. Na, o mano vakarienė buvo smegta ir vaistai nuo temperatūros. Labai nenorėjau, kad šito prireiktų, bet... Ką padarysi? Tikiuosi pasijus bent biškį geriau. Nes dabar žiūri šalta. Ir skauda pilvą. Taigi turo pradžioje mums kaip ir liepia visus šiltus daiktus pasilikti pas gidą namuose, stovyklavietėje. Ir aš aišku išsiėmiau visus megztinius, pasilikau su savimi realiai tik tai stimpą, šortus ir kelias maikutės trumpom rankovėm, nes mums sakė, kad džiunglėse bus žiauriai karšta, kas ir buvo tiesa. Buvo žiauriai karšta, bet kai man pasidarė bloga, man buvo žiauriai šalta. Ir mes neturėjom jokio užkloto, mes net pagalvės neturėjom. Turime, mano visi daiktai, kurie liko, visos tos plonos maikutės buvo įdėtos vietoj pagalvės, tai aš net neturėjau kuom užsikloti. Tai aš prisiminiau, aš pasiėmiau visas tas maikutės iš pagalvės ir aš užsidėjau vieną maikutę čia, vieną maikutę ant kojų, vieną maikutę ant pėdų, šortus kažkur va čia aplink rankas. Nes man buvo taip šalta ir aš neturėjau termometro, aš nežinau, kokia tiksliai buvo man temperatūra, bet man buvo žiauriai šalta, nors iš tikrųjų tai džiunglėse plus 30, plus 35. Tai va, gėriau vaistus ir tikėjausi, kad man pagerės, tai taip ir tą 4 dieną ir nuėjau miegoti taip kažkaip nei šiaip, nei taip. Tai kitą rytą jau gidas suprato, kad man tikrai nėra gerai, nes nuo ryto, nuo to vargšo sumuštinio aš daugiau nieko taip ir nepavalgiau. Ir sakiau, kad man ir bloga, šalta ir karšta ir kas tik man tėra. Tai jisai paprašė šamano, kad šamanas man padarytų kažkokį gėrimą, kuris išgydytų tą mano pilvą, skrandį ir šiaip mane. Tai, man labai dabar gaila, labai gaila, kad aš nefilmavau. Net patikėjau, buvo labai blogai. Jaučiausi tikrai blogai, kad ten, tiesiog tokia sėdėjau, kol man tą gerimuką atnešė. Bet jis buvo vėl, kaip ir sakė, kad iš žolelių. Aš šiek tiek bijau iš tikrųjų gerti, bet jis buvo toks stiprus. Man kaip šotą atnešė gal tiek ir sako dabar per vieną kartą. Ir aš nesugebėjau per vieną kartą išgerti, nes nežinau, iš tikrųjų, gal šiek tiek netgi kaip alkoholis. Ne, gal ir ne alkoholis, nežinau, žodžiu, labai keistas. Jaučiasi, kad žolelės, bet kažkoks keistas prieskonis ar kažkas. Ir juokai, ne juokai, bet nežinau, ar iš tikrųjų gali būti taip pat man padėjo tas gėrimas. Nes smegtą aš gėriau visą dieną, man nieko absoliučiai. Ir paskui išgėriau tą gėrimą ir man pagerėjo. Tai nežinau, ar čia specialus šamano gėrimas ar sutapimas, bet kitą dieną jaučiausi gerai. Nu ką, atsisveikinam. Kol kas nuotaikos nėra tokios geros dėl pilvo ir visai džiaugiuosi, kad jau turim išeiti, bet patirtis vis tiek tokia vieną kartą per gyvenimą, tai tikrai nerealia. Mums grįžtant atgal, vandens lygis upėje buvo labai užkilęs. Pažiūrėkit, kaip buvo pirmąją dieną. Bye. Ir kaip dabar, wow.
Keltas iš Mentavai salos atgal į Sumatrą kelia tik 2-3 kartus per savaitę, taigi tam, kad galėtumėm grįžti atgal į Sumatrą, savo turą turime užbaigti būtent šiandien. Na tai ką, tai taip kelionė ir užsibaigs šioje gentyje. Džiaugiuosi, kad pasirašiau šiai avantūrai, bet tikrai esu pavargusi ir manau, kad artimiausiu metu neplanuoju pasirašyti jokiam nuotykiam, kuriuose tektų miegoti ant žemės, be pagalvės ir be užblotėlio. Vis dėlto patirtis tikrai įdomi. Kol esu jauna, visokiam nesąmonėm pasirašinėsiu. Buvo įdomu, tikrai įdomu. Šiek tiek suvedina viską pilvo skausmas paskutiniam 2 dienom, bet nu ką padarys, tai gali atsitikti bet kurioje. Išlipimas gali būti kartais sunkus. Okay, how do you rate our experience? 15 out of 10. Out of 10. I thought 15 out of 100. 15 out of 10. Okay, we survived. We're happy to come back to a normal world. Yeah, a solid surface, solid land, Bed, toilet. and a room with a door. Wow, that's a lot. A house with a door. A room with door. A house with a door. They're not like everyone comes and go. Yeah. Every few minutes. Toilet with a door. So anything with a door is good. Yeah, anything with the door would be okay right now. Okay. Grįžę į gido namus turėjom galimybę pasikrauti savo telefonus, kol laukiam kelto, o taip pat stebėjom, kaip yra atliekamos tradicinės Mentavai tatuiruotės, kurios vadinasi sikeriai. Upper part? Just one line. I start 4 o'clock Yeah. until 10. That tattoo? Yeah. Wow. Šis tatuiravimo būdas gali užtrukti nuo kelių valandų iki kelių dienų, nes viskas atliekama rankomis, o ne mašinėle. Smaili adatėlė yra įstatyta į pagaliuką, kuris yra va taip va trankomas ir tokiu būdu dažas įsilieja į odą. Kai tatuiruotė yra atliekama šamanui, tuo pačiu metu dar yra atliekama ir ceremonija, kurios metu yra užtikrinama, kad šamanas yra pasiruošęs įgyti tatuiruotę tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Dar svarbu paminėti, kad šamanams naudojama ne adatėlė, o labai aštrus žuvies kaulas. For now, it's actually better than expected. Yeah. That's what I am scared about. Maybe later it's not going to be like that. Maybe on the neck. I know. Yeah. That's gonna be. Thank you for your support, guys. Yeah, we're here for you. Skirtingos tatuiruotės turi skirtingas reikšmes, bet dauguma jų yra susijusios su gamta, pomirtiniu gyvenimu, dvasinė apsauga ar socialinė padėtimi. Šiaip pačios priemonės ir visa antisanitarija tai labai man nekaip atrodė, tai aš buvau nustebus, kad vaikinas sutiko su visu šitu ir dar sumokėjo apie 100 eurų už šią tatuiruotę. Now it's kind of, I don't know anymore. Some places are terrible and the rest is like, okay. Okay. But the neck and next to the bone here, I can feel it in all my body. In all your body. All my body, yeah. Esam mūsų gido namuose, laukiam, kol užbaigs vaikinų tatuiruotę. Tada keliausim keltą. Kelte 3 valandos ir pagaliau būsim Padango mieste. Ir rytoj laukia skrydis į Vietnamą. Na, tai tokią tatuiruotę darė maždaug apie 3 valandos. No, yeah. If it's 1 hour left, maybe I start running in the jungle. Hey, I got it.
Na, čia ir vėl netikėtai pradėjo lyti, tai mes dar nusprendėm prieš keltą greitai pavalgyti. Aš valgiau tik tais ryžius, nes bijojau dar valgyti kažką daugiau, bet jau bent jau geras ženklas buvo tas, kad nors iš vis kažką šiek tiek suvalgiau. Žodžiu, dar visos kelionės metu turėjau problemų su tuo, kad, gerai, ta prasme, žmonės rūko po 2 pakelius per dieną cigarečių, tai iš esmės rūkymas vyksta non-stop. Baigęs cigaretę, rūkymas. Tai mano bendrakeleivis davė man tokį dalyką iš Tailando, kur, nežinau, ar esat matę, bet kaip inhaliatorius ir tiesiog tu gali atsisukti ir kvėpuoti mėtų skoniu. Tai man iš tikrųjų net paliko duonų lauktuvę, nes man tai patiko, nes po 5 dienų vien dūmų kvapo tiesiog galvau, kad uždusiu tenai. Tai va, žiūri geras dalykas. Ir štai pagaliau mes keliaujame į keltą ir grįždinėsime su to keltu dar kokias 3, 4 ar 5 valandas į Sumatrą. Tai va, taip ir užsibaigė mano kelionė gentyje. Jeigu dar lieka neatsakytų klausimų, būtinai juos palikite komentaruose. Taip pat noriu jums pranešti labai didelę naujieną, kad šią savaitę išleidau savo savarankiško keliavimo gidą Vietname. Jeigu jūs domintų, būtinai užsukit į www.spalvotampasauliui.lt, kur galite rasti daug įvairiausios įdomiausios informacijos apie keliones. Neužmirškit, prašau, sekti manęs Instagrame būtiniausiai. Ir ką aš dar jums galiu pasakyti? Nepamirškit užsiprenumeruoti YouTube kanalą, nes dar būtinai turėsiu kelti savo kelionę pas orangutangus Sumatros saloje Indonezijoje. Kol kas atsisveikinu, bet manau, kad greitai susimatysim.